Kepenys atsakingos už riebalų skaidymą, tulžies gamybą, hormonų perdirbimą. Tai labai svarbu. Toksinų šalinimą. Kaip šie procesai lėtėja, riebalai nebeskaidomi. Kepenys gamina tulžį. Jei jos kokybė yra gera, gerai dirba kepenys. Vadinasi, ir kasa tvarkingai gamins fermentus. Taigi, ir virškinimas bus tokiu atveju geras. Kiaulpienė, margainis ir dilgėlė. Viename koncentratas. Kiaulpienė kepenų ir tulžies aktyvinimui. Skatina tulžies išsiskyrimą, padeda organizmui šalinti toksinus. Margainis detoksikacijai. Padeda neutralizuoti alkoholio, vaisių, nesveiko maisto daromą žalą kepenims. Jame esantis silimarinas skatina kepenų regeneraciją ir saugo jas nuo toksinų medžiagų. Dilgėlė nuostabus produktas. Stiprina organizmą, gausu geležies ir chlorofilo. Todėl jį padeda kovoti su mažakraujyste, su anemija ir su nuovargiu. Nori ir tu pagerinti savo kepenų tulžies darbą, ypatingai kas turite apledėjusias kepenis, atstatyti kraujotaką ir energiją, būtinai komentuok. Ir aš tau padėsiu įsigyti. Šitas koncentratas labai vertingas ir labai malonaus skonio. Aš jį naudoju ir į arbatą, ir natūralų. Tik porą pipėčių arba 2 arbatinį šaukštelį, dienos eigoje, pavalgio ir jūsų energija grįž, kepenų darbas bus atstatytas. Jeigu įdomu, parašyk man.